Tai dar vienas bildo video, ką žinau, kliento mašiną turim naują šiandien, darbai prie jos šiandien yra atliekami, garso izoliacija duryse. Bus geriau. Yra bitumo plokštė, 2 mm, tai nesugeria vibro, tos visus virškesius ir paskui dėsim garso izoliaciją poraloną. Čia turim Škoda Kodiaq, apie 20 metų, tiksliai nežiūrėjau dokumentų, bet ganėtinai nauja mašina. Klientas skundėsi garsais iš durų, kažkokiais neaiškiais skambėjimais, tokiu, kai garsiai muziką klauso. Sudėdami vibro izoliaciją garso, turėtume panaikinti visokius tokius garsus ir netgi turėtų pagerėti muzikos garso kokybę automobilyje. Tai savo mašinose esam darę, tai jautėsi skirtumas, pasižiūrėsime kaip šitam automobilyje, ant kiek jausis skirtumas. Nėra premium, bet ir nėra eko klasės mašina, tai manau skirtumas tikrai bus juntamas. All independent, I never needed that. We've been trying to get it out of basement. I don't got no time like we in Vegas. Oh, I gotta get it by myself now. Do this till I die now, that's a grave shift. They don't know how long that I've been waiting. I put in the time, now they can't say shit. Now they trying to hit me, I can't call back. If you ain't fam, I can't relate, babe. Nu tai dabar sudėjau dar tikrai nepilnai, dar biškį užsidės galiukai visokie, čia. Nu, tikrai dusliau. Durų apšyvkės, dėsim tokį paraloną garsus sugerinti. Tai originaliai Škodoje tik šitie 3 vailokiukai tokie. Tai viskas tai, kas sugeria garsą, visa kita. Pilnai plastikas, čia irgi net nevailokas. Ir realiai šitą padengsim grubiai visas duris, kas slopins garsą iš lauko. Do this till I die now, that's a grave shift. They don't know how long that I've been waiting. I put in the time, now they can't say shit. Now they tryna hit me, I can't call back. If you ain't fam, I can't relate, babe. Oh, I seen them coming from a mile away. I don't even listen. Darėm šitą Škoda Kodiaq, padarėm visų 4 durų garso izoliacija, vidaus išorės ir vadinamų apšyvkių, tai durų apdailų. Dabar durys yra sunkesnės, sąlyginai sunkesnės, bet ne ant tiek, kad sunkiai atsidaro panašiai, bet jos užsidaro maloniau, duslesnis garsas. Čia iš tokių išorės dalykų, važiuojant turėtų būti mažesnis garsas vis tiek kažkiek. Norint sumažinti dar garsą, reiktų, manau, grindų daryti garso izoliaciją, arkų. Bet dabar pradžiai padarėm klientui durų visų 4 pilną garso izoliaciją. Tai dėjom vibro izoliaciją ir garso izoliaciją. Toks paralonas toks specialus eina. Muzika turėtų geriau groti, kiek mėginome, tai tikrai geriau groja. Ir jokių nebėra nuo apšyvkių garsų, kurie erzina klientą. Tai tiesiog malonesnis automobilio naudojimas, nes turis darinėjasi smagiau, kaip prabangesnės mašinos ir sąlyginai turėtų ir muziką nustebinti klientą. Žiūrėsim, ar liks patenkinti. Mes patenkinti savo darbą, tikimės ir klientas bus patenkinti. Kaip ir visada, ir mašiną išvalėme tuo pačiu.